Labas visiems. Tai šį kartą kitoks epizodas negu visada, kitokia rubrika klausimai atsakymai. Naujam video sulaukiau tik tai kelių klausimų, bet vienas iš jų buvo, sakim taip, tinkamų laikų ir tinkamai vietoj. Tai yra, kaip atrodo tavo treniruotė su laseramo įranga. Anksčiau šitų klausimų irgi iš kitų sportininkų esu sulaukęs, bet visą laiką kažkaip tingėdavau filmuoti savo treniruotę, ją karpyti. Bet man atrodo, dabar yra tinkamas laikas, todėl kad aš su šituo treniruokliu praleidžiu labai daug laiko. Kadangi ir dabartinį klausimą uždavė ir ankstesnius apie tą patį sportininkai, kurie treniruojasi pistoletu, aš dalinuosi 10 pratimų, prie kurių jūs galėsite lipdyti savo įgūdžius. Tai kitaip tariant, 10 bazinių pratimų naudojant laseramo įrangą. Pirmas pratimas, pirmas šūvis. Nusistatome antrą programą, kuri yra skirta būtent tam. Starto pozicijose per varžybas mes dažnai susidurėm, kad pirmas taikinys yra nebūtinai prieš mus. Mes galime stovėti ir taip, taikinys bus čionais. Todėl treniruotis pirmą šūvį, tą ginklo ištraukimą ir sugebėjimą nusitaikyti reikia įvairiais kampais. Pabandom. Antras pratimas visiškai toks pats kaip ir pirmas, tik tai ginklas nėra užtaisytas. Dėtuvė yra įstatyta į ginklą, bet šovinys nėra, imituojame, kad šovinio nėra lizde. Tam reikalui išsiimkite vidinės dėtuvės dalis, tam, kad jūs galėtumėte pertraukti spyną ir spynos laikiklis jums jos nesustabdytų. Pabandom. Trečias pratimas iš to pačio pirmo šūvio serijos. Tik šį kartą ginklas yra visiškai tuščias. Tai yra pirma dalis. Ginklas yra dėtuvėje, neužtaisytas. Dėtuvė yra dėkliuke. Ir antra jo dalis, imituojame, kai būna situacijos per varžybas, ginklas yra padėtas ant kažkokio tai paviršiaus. Tai šiuo atveju ar ant lovos, ar ant stalo. Pabandom. Ketvirtas pratimas, tai yra pervedimas nedideliu atstumu tarp taikinių. Tai šiuo atveju aš jau naudoju ir PET įrenginį, ir MTTS. Tai yra taikinys be laikmačio, kuris tiesiog fiksuoja pataikymus. Jungiu ketvirtą programą. Jinai yra iš principo skirta dėtuvių keitimui. Tai yra mano pirmas pataikymas aktyvuos laikmatį, antras pataikymas jį sustabdys. Tai pirmu šūviu aš jį aktyvuosiu. Tada šaunu į šį taikinį ir grįžtu susistabdau vėlgi į šį. Pabandom.
5 pratimas lygiai toks pats kaip 4, tik tai pervedimas dideliu kampu, tai yra didesnis atstumas tarp taikinių. Pabandom. Šeštas pratimas – dėtuvės keitimas stovint. Jungiame 4 programą. Pirmas šūvis aktyvuoja laikmatį, antras šūvis jį sustabdo. Ir jūs matote, būtent per kiek laiko jūs atlikote dėtuvės keitimą. Septintas pratimas – dėtuvės keitimas judant. Vėlgi, treniruokitės skirtingom kryptimis – į kairę, į dešinę, į priekį ir atgal. Pabandom. Aštuntas pratimas – įėjimas į poziciją. Nepamirškite, kad kuo anksčiau jūs pakelsite ginklą ir ieškosite taikinio, tuo greičiau jūs į jį sugebėsite nusitaikyti. Pabandom. Devintas pratimas – dar viena labai svarbi bazinė dalis, tai yra sugebėjimas išeiti iš pozicijos šaudant. Taip jūs sutaupote laiko judėdami. Ir 10 pratimas. Kadangi aš esu iššūkių sportininkas, aš siūlau iššūkį jums. Tai yra statotės antrą programą, tai yra pirmo šūvio programa, jinai duos jums starto signalą. Su pirmu šūviu jūs ištraukėte ginklą, šaunate į MTTS taikinį. Dėtuvės keitimas iš pirmo dėkliuko. Šūvis iš šį taikinį, dėtuvės keitimas iš antro dėkliuko. Šūvis iš šį taikinį, dėtuvės keitimas iš trečio dėkliuko. Tai yra 3 dėtuvių keitimai ir pažiūrėkime, kaip man sekėsi. 4, 5, 8. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tikiuosi buvo naudinga ne tik tiems, kas treniruojasi su laser ammo, bet treniruojasi ir kitokiais būdais. Džiaugiuosi, kad yra daug sportininkų, kurie tobulina savo įgūdžius, treniruodamiesi tuščiai ginklu. Vienas patarimas. Prieš varžybas, ypač prieš level 3 varžybas, kai yra skelbiami pratimų aprašymai, pasižiūrėkite juos ir pasidarykite pratimą namuose. Dauguma atvejų piešinukas gali skirtis nuo realybės, bet kaip rodo praktika, iš 10-9 kartus būtent starto pozicija jinai bus tokia, kokia bus. Tai yra, jūs matysite, ar jūsų pirmas taikinys galbūt šone, ar galbūt jums iki jo reikės atbėgti,
galbūt jums reikės šaudyti pasilenkus. Ir tokiu atveju jūs turite galimybę 100, 200, 1000 kartų padaryti tą patį pirmąjį veiksmą vėl ir vėl. Ir tai neabejotinai jums padės varžybose. O dabar sakau jums iki kito karto.